Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir tęsiu savo įžvalgų dienoraštį piniginių konsteliacijų. Ir šiandien sugalvojau temą, kaip susikalbėti su savimi, susitaikyti su to faktu, kad buvo tėvai tokie, kokie jie buvo. Galiu pasidalinti savo patirtimi. Skyriau tam vieną dieną, tiesiog vaikščiau, kvepavau ir tiesiog šitą idėją, kad mano tėvai buvo patys geriausi, kokie buvo, nes tai yra mano. Tikrai buvo diena pilna iššūkių, susitaikyti su to buvo faktu, buvo labai nelengva. Ir to pasakysiu, kodėl. Jau ne vienam rolikė pasakau, pirmas yra sluoksnis yra dvasinis, antras sluoksnis yra asmenybės, arba dar kažkaip tai kitaip galima įvardinti, kitaip neišversti. Ir dvasiniam lygmenyje mūsų sielos susikalbėjo, sudarė kontraktą. Ir sielos lygmenyje aš pasirinkau būtent tokią mamą ir tokį tėvą, arba mane mama pasirinko tokią, tėvas irgi tokią, tam, kad mums turėti tam tikrą patirtį, kurią pačios sielos nusprendžia turėti. Ir ten šitam lygmenį jau kelis kartus esu sakiusi, ten nėra jokių emocijų, jokių jausmų, nieko ten nėra. Ten yra tiesiog užduotis, ten yra patirtis ir viskas. Ir būtent ta, kuri reikalinga mano sielai patirtis, šitam materialiam kūne, jinai ir bus tokia, kokia jinai bus. O tai, kas po to, kai siela ateina į materiją ir tai, kas čia jau vyksta, tai būna visko. Tas pats faktas atėjimo gali būti labai skausmingas ir įvairūs scenarijai. Gali būti vaikystės įvairių linksmų dalykėlių, kaip linksmai kalneliai. Ir kaip Talpisas sako, mūsų sielos čia žaidžia žaidimus ir kaupia patirtį, tik tai mes patys po to nusprendžiam, kokį žaidimą ir kaip toliau žaisti ir ką su to visu to daryti. O su tuo visu daryti ir kiek teko stebėti visokių medžiagos skaityti ir visokių video žiūrėti, tai iš tikrųjų greičiausias darbas su savimi, tai šiam momentui yra konsteliacijos, tai yra pats greičiausias dalykas. Ir aš neatmetu, aišku, gink dieve, kitų specialistų indėlio, tai daug ilgiau ir daug. Iš viso yra dabar labai daug specialistų, kurie sako, nieko nereikia daryti, viską numoti ranką ir gyventi savo gyvenimą ir tos klausimus su tėvais net neliesti. Aš anaiptol nesutinku, reikia ten daryti tvarką, nes jeigu įstatymai yra pažeidžiami, kaip pavyzdžiui, vieni specialistai aiškina, kad reikia atleisti tėvams, tai anaiptol, žinokit, yra įstatymo pažeida. Nes aš mažesnė, tėvai yra didesni, jie duoda šeimų, energijos tekėjimas vyksta iš giminės man, ar ne? Ir kas aš tokia, kad aš atleisčiau savo tėvams, kai mūsų sielos susitarė ir jų patirtis yra daug didesnė negu mano. Tai čia kažkaip tai. Tai va, tai atleisti negali, turi susitaikyti ir paleisti ir priimti savo tėvus, kokie jie yra. Ir po truputėlį man tai pavyksta daryti. Vat, ir ta paradigma, kad sielų lygmenį ten buvo taip, kaip buvo, tu gali čia, kaip pasakyti, nelietuviškai parintis, kiek tik tai nori, bet faktas yra faktas, kurį turi pripažinti, kad būtent ta mama ir būtent tas tėvas ir būtent ta patirtis, kitaip ne. Tai va, su ta idėja, pavaikščiokit, pagalvokit, pakvėpuokit, kaip ir aš periodiškai irgi pakvėpuoju, nes, ir tėvai yra, jeigu yra tikrai labai labai skausminga, aš daug terapijos turėjus iš tikrųjų ir kas liečia tėvus, ir ten, aišku, tos temos, tai yra toksai neišsenkantis, atrodo, vandenynas, kad kiek kartų įbrisi, tiek kažką naujo atrasi, bet tiesiog palikti, kai kurios dalykus reikia palikti ramybei ir žiūrėti tik save. Tiesiog. Ir kad tau būtų gerai, ir kad nebūtų kažkur tai energijos nutekėjimo. Ir tai eini į konsteliacijas ir darai įsitvarką. Viskas. Kad energiją galėtum paimti energiją, kad būtum energingesnis, kad galėtum turėti resursų, jeigu tau trūksta, nes ne visus resursus mes galim taip greitai susigeneruoti, galim pasimti tiesiog iš giminės ir turėti papildomų resursų ir su tais resursais padaryti kažką tai gero. Pirmoje vietoje savo, po to kitiems. Tai va, tai kas liečia tėvus, kvėpuokit, tėvai, mes patys pasirinkom tėvus ir jie yra tokie, kokie jie yra, o keisti jų tikrai nelabai reikėtų. Palikite juos ramybėje. Užsimkite savo gyvenimą. Tai bus kur kas naudingiau. Taigi, tiek ryto minčių, su jumis buvau aš Ingrid.